Nu tikrai. Tai patikrinsim. Man žiūrėk, kad dar vieną kapeiką surasime. Reikia pakapstyti. Tai. Gal surasim podą? Dar kartą užvesk, Patricija. Man atrodo giliau. O? Brau? Tai. Iš visų viršų pajau. Ja. Gal kažkur žinoma? Papatysia daug man šito. Nu va, ieškom kažką pipsėję. Pavyko rasti tarybinę kapeiką. Kažkur visą ant kelio gulėjo sulamdyta. Buvo matosi herbiukas. Ir bus naujesnių laikų SSR. Čia koks tai šūdas prilipęs. Namie atsivalysim. Nu, kol kas didelių stepuklų be kapeikos, metalo gabalo ir poros kamštelių kažko neradom, bet vaikai susidomėjo neblogai. Neikit čionai. Ai va, atradau. Ką radai? Sniegą metalinį. Ja. Vėlutė? Vėlutė. O, va. Mama. Va, sudėsim šitą daiktą. Aš pasidėsiu kamerą. Normaliai kalbėjo. Kaip pirmokas kalbė. Taip, labai gerai. Nu, a kur dingo? Nemanau, sakė, man runkus susidūrė. Arba todėl ir dingo, kad kaip pirmokas kalbė. Taip. Nu, pradingo kur tai. Pipsėja. Ir kažkur tai, kažkur pamečiau. Gal jisai taip, šiame taip, o greičiausiai radau Čiukas. mažą Barštelį. varstelį. Su gėlyte. Kiek? Ir visą šitą laiką tu ieškojai. Ieškau mažą varstelį. Mažą varštelę ir visą šitą. Taip ir būna. Dėda, kas čia? Mama surado kažką. Kažkoks čia įdomus. Ar čia vamzdžio gabaliukas ar kas? Nu kažkoks Pridėk tą. įdomus. Padaryti, va tavo O, padėk man šitą ant žemės, aš noriu patikrinti, ar mano reaguoja ar ne. Padėk. Nereaguoju. Reaguoja. Nu gerai, šangolės. Ateik, parodysi. Aha, nufilmuojam. Va, kažkoks metalo gabalas. Gerai, nešk prie visų padėk. Duok. Mes tik darysim. Va, kur iškrita mūsų, o ir mūsų nunešė. Tai žiedas. Patikrina man to. Ne. Palauk, klaus, kur tavo rančinė. Metalas kažkoks. Ne, aš dėk šalia prie visų. O po to, va, aš jau galvoju, kur čia iškrita. Va. Kelią iškasti. O, Opa. radau Iš karto varščiuką. tai- Ir vėl ant varžtų visokių kimbo. Užkasim. Varom pas mamą. Mamai ten pagalbos reikia ar ką Tuoj. ten. Okay.
Nežinau, kažkaip metalas koks, kad mums reaguoja, bet... Panašią, minčką. Gal dabar mes jau iškasom. Pakoks. O. Atsiprašant, turbūt metaliuko gabaliukas. Aišku, taip ir yra. Nu gerai. Čia kažkas per, nu, gal neapsmoka net. Čia gal taip. Va, čia turėjau būti. Lakštas koks nors. Aišku, kad didelis lakštas. Davai iškasom. Davai iškasom. Mums reikia tokio radinio. Sumai? Jo. Gerai. Gali toliau biškį mane irgi profilį paimti. Radam kažkokį. Jurga rado, tiksliau sakant, aptiko kažkokį. Žmona tavo. Aha. Bomba gal tada. Ir įtariu, kad kažkoks... O. Ženklas bus. Žmonės, kas į čia užkasi, Čia senas pasiimkite. bus. Senų laikų kažkoks. Opa, Kas čia? tu jį apdraskėjai su kastuvu. Nieka baisus. A kas čia? A už kokį tiek galima gauti? Na, šis kardą Kas čia? kelias ženklas buvis. Jo. Tada pastrauk biškį, aš dabar su tuo. Kas čia? Nu, va kažkur. Man žiūrėk, tu mažytės nenueik. A, vėl radau. Kas čia? Vėl. Čia Vėlutės gabaliukas. kur tu paėmė? Va, vėlutė. Opa, čia gi upelis, ne? Jo. A. O, turbūt žinau. Viniukas. Ir dar žinau, koksai nuo stogo su skardele. Tai va, Vau, kaip miela. kaip miela. Lauk. Mes nieko nerandam. Tai jo, čia nėra taip, kad va. Hei. Radau tau didelį metalo gabalą. Ne, o. Va, prašom, ratelį. Aha. Mama, tai šiandien didelį lobį radau. Aha. Tai mamam, tai aišku, tu su šituo vaikščiai. Gerai. Reikia čia nelįskit labai. Va, Kad neįris. A, čia rusys buvęs, matai. va, matai, va, ten visas va. Ai, vėlos gabalas. Kas čia? Kibiras. Ir va, ten tas. Batai visokie. O, čia nuo motociklo lapkė kokia tai O, panašumo yra. čia yra gal toks? Tik atsargiai, tau pirštinių gal reikia. Čia labai nesutiks. Stiklais. Va, tas O, kas tai? Kas atsirimo? Kažkas šit didesnė gal. O, jau. Nebėra, lyg tai. O, čia kažkas. Ai, O. pasaga gal. Pasagos gabalas. Daug patys. Pasaga, pasaga. Tai taip. Ai. Mhm. Kur tai įsirėmiau irgi. Ai, čia man dabar tik įsijungia, kad... A tu gal tą įsukus, kad... Diskriminacija. Aha. Intjungus atsukusio tai nereikia. Nu tai diskriminacija, tai tada tau tipo metalą neieška paprasta gal. Nu kas čia, kabliukas, viniukas koks tai buvo. O, va šitam va gabale.
Tuoj, patikinsiu. Tuoj. Nepasimesk, Petrė. Varu pas Petrę. Nu, kur čia iškrita. Sudirba. Iškritys kažkokį dar paskaidamas. Tavo gabaliukas kažkoks. Čia va kažkas. Tai čia bus, žinai, jeigu namai buvę gyventi, tai žinai, kai stumdyta lyginta. Nu va, berods visas gerybės ir susinešiau. Tai dabar trumpai apžvelgsim, ką mes atradom. Tai labai kažkokių stebuklų nėra. Tai dabar vaizdas eina čia. Taigi, kaip sudėjau viską ant kelio ženklo. Kažkokį seną kelio ženklą išknysam. Čia turbūt bus panašu kažkokia kaip lapkė, nuo mociko, nuo motorkės gal dar kažkas. Tada čia kaip koks sankabas ar ratelis kažkoks, nežinau. Metalo gabaliukas. Vėl kažkokio metalo gabalas. Va čia gal toks įdomesnis. Sunkus. Čia galėjo būti kažkokių net kaip svarstyklių svarelis. Ar kažkas, net nežinau. Toks metalo gabalas. Toks pakankamai sunkus iš tikrųjų. Pagal jo dydį. Tada kas? Pasagos gabalėlis. Nu čia viniukas, kamštelis kažkoks. Vėl metalo gabaliukas. Vinys nuo stogo. Čia kažkokia aliuminka gabalas. Ir ką tada vėl čia. Vėl aliumininis kamštelis koks tai. Utenos alus. Čia va irgi vamzdžio gabalas koks tai su akmenuku viduje ir žemėm. Įdomiai atrodo akmenukas su žemėm užstrigęs. Tai va keli varžtai. Ir nieko stebuklingo daugiau nėra. Mažas varžtelis ir va, kaip ir minėjau, kapeikos. Tik aš nežinau, eisiu nusivalysiu. Matysiu tiksliai kiek yra, bet aišku, čia sulankstyta sena kapeika rusiška, sovietinė. Ir liktai SSR kitos raidės, tai jos yra ne to senesnė, tipo to, kaip jau po šiam pirmų metų. Tai, žodžiu, nieko labai vertingo nėra. Sulankstyta kapeika ir va šitas kažkoks įdomus, sakau, metalo gabalas. Daugiau tokio vertingo nieko nėra. Bet atrakcija buvo gera. Kažkaip su vaikais ir vaikam patiko visai. Ir neprailgo, vakaras prabėgo, ten pradėjo ir teko pakuotis ir lėkti. Tai va šiam kartu tiek, spaudžiam laiką, spaudžiam pradėti kanalą ir reikia sekančių lobių.